Ir visiems labas, čia naujas mano video ir taip, kaip jūs matote, kodėl jūs manęs paklausėt, kodėl aš esu predsterterė, nes aš čia užsispaninau, tai dėl to. Ir dar du klausimai. Kodėl aš turiu Darkstep? Darkstep aš turiu, nes pafarminau daugiau pinigėlių, nes neturėjau šitą skirtumą. Aš norėčiau vieną pabandyti jam padėti, bet... Ai, va, savaitę bus lengviau. Oi. O, imk dar vieną, imk. Aš tau duodu. Nu, davai. Vai, žaidyk. Tai viskas. Aš tada varau į savo lokaciją, nes jam biškutį padėjau. Ir tai va. Aš turiu Darkstep, nes buvau pafarminęs daugiau pinigų, kol farminau neįdomius momentus, kaip aš farminausi. Visi Darkstep, Light'ą, aš tiesiog rolinau fruit ir man taip pasisekė, kad gavau Light'ą. Tai va, o kodėl šitoj lokacijai aš filmavau video, kaip aš farminuos ir baidu toliau, bet ten buvo visai įdomu, 3 bandymus taip biškį pafarminausi ir ypač tą momentą, kai aš dafarminausi iki šitos lokacijos, man įsijungė elektra. Ačiū labai elektrai, kad man įsijungė ypač tą momentą. Gerai, nieko jau nepadarysiu, tai darom questą, baigiam XP. O, pamiršau kodą XP. Tai elektra įsijungė ir man kopijavimas. Bet trupučiai neklauskit, kas čia. Šitą va. Viskas, tai dabar žiūrėsim, va šitas ko. Neklauskit, kas ten buvo, nes aš tiesiog žiūrėjau kodą internete. Sukopijavau. Pum. Bet toks va kodas nuo XP Loiter. Toks kodas yra taip, ir dar Light'o yra pliusas, kad jis neduoda kitiems NPC tau duoti damage ir netgi tiems, tavo draugams, kurie nori tave pamanyti nužudyti, su bounty hunting, tai kaip žinau. Tai va. Ne, juos negalės nužudyti, bet jie neturi auros. O kaip jūs matėte, aš dabar su aura, nes be auros aš atrodo taip. O su aura taip, kaip jūs matėte pas mane juodas nuogas. Pamiršau. Žinokit, draugai, viską šiandien pamiršta. 3 bandymai pas mane buvo filmuoti šitą seriją. Ir kiekvienam bandymui norėjau papasakoti apie vieną dalyką, bet vis apie jį pamiršdavau. Kokį galvoj, aš norėjau sakyti galvoj, tai aš žinojau, bet šiaip tai ne. Ir taip pat, dar pamiršau pasakyti apie mano šitą itemą Black Cape. Taip, tai aš jį nupirkau už 5000 šitoj vietoj, taip, šitą Marine Fortress, jį pamenu. Padarysim questą ir jums plačiau papasakosiu, kaip gauti. Ir dabar... Žodžiu, varom į šitą lokaciją, čia galima užšokti ir užšokti reikia tiesiai čia, po to praeiti čia nais. Ir čia bus tas žmogus. Oi, lol, dude, I just bought this Black Cape for 100 000 deal. Tipo, jis jau pirko šitą už 100 000 bobuksų.
Gerai. Varom pasiimti questą, ar ne? Manau, nereikia pasiimti questą, taip atrodo mano statai, nes esu paėmęs fruitą ir su fruto irgi biški farminos, kartais farminos. Jei man reikia. Ir dabar varysim džiunglius, kad pirkti fruitą ir pažiūrėsim, ką aš gausiu, nes aš buvau gavęs laitą, jei aš gausiu kvaiką, aš jį būtinai nevalgysiu arba gausiu jį būdą. Aš jį irgi nevalgysiu, nes čia bus galim pasakyti, kaip šitas, čia, toj džiungliai, toj pusėje aš ten skridau su savo laitu. Taip, šiaip laitas yra labai geras frutas ir šiaip yra geriausias farmai pirmoji jūrai, nes su labai lengva farmintis, pas jie labai geris, atsiprašau, visi labai geri skillai, tai va. Galėčiau aš jį nužudyčiau. Žiūrim, kas man iškrys. Sandfrutas. Aš jį galiu kažkam atiduoti. Jis sakys, give me now, aš tiesiog įdėsiu į storą. Aš ir taip padarysiu, nes čia pirmas mano frutas. Ir jis nori dabar mane nužudyti. Ar tu juokauji? Jis mane nužudė. Dude. Tuoj mes atskrisim. Davai, PvP. Kur tu? Bijai manęs? Ne, jis mane vėl nužudė. Aš nevarysiu su juo dar kartą. Žinokit, aš jau pamačiau, kaip jis daro. Ačiū, man nereikia. Taigi aš per šitą seriją noriu apimti kokias 3 geras lokacijas, gal 2. Pažiūrėsim, kas iš to bus. Kas bus ar bus įdomu, taigi daug čia iškirpinėsiu, bet bandysiu daugiau daryti įdomų video ir aš esu labai nuliūdęs, nes ir jūs galite patys suprasti kodėl, nes taip, kodėl, kas per nesąmonė vyksta, aš dabar Google žiūriu, noriu YouTube įjungti ir man kažkokia nesava, kaip gerai, tai žodžiu, aš turiu peržiūrų, sakyčiau, labai mažai. Čia Nikolas, 8 peržiūros, o jį žiūrėt, man naują idėją, pavyzdžiui, naujas žaidimas parodau, kaip žaisti, PM1 peržiūrų arba naujas mega konkursas 98. Baigėsi mega konkursas šiandien 9, bet naujas 8. Šiaip tai yra gerai per 13 valandų 8, bet man tai nėra labai gerai, nes ten realiai gerai buvo, ten daug buvo, tai va. Aš žodžiu dabar darysim questus, tai biškai farmins yra, man duoda tiek tūkstančių, aš ir bandžiau, bet man nesigavo. Šiaip aš čia buvau per telefoną, žodžiu, tada tiesiog buvau, aišku, aš tada ir turiu ir kompiuterį kaip dabar, bet tiesiog tada buvau su telefonu geiminau, norėjau pafarmintis telefoną, tai žodžiu, buvau čia su Magma ir dar buvau visus X2XP kodus pamiuzinęs, nes nežinau, kai buvo daug X2XP kodų, aš nežinau nei vieno. Ir ką jis daro. Ir buvo X2 Experience, aš galvojau, kad tai kažkas kitas ir visko jūzinu ant telefoną, nes man ten nelabai svarbus akantas, bet dabar jis ten šiaip svarbus. Turiu Dark Stepą ir Lightą, jūs pamenate, kad gavau pafarminu pinigėlių, kai aš tiesiog mano sėkmė gavau Light fruitą. Šiaip tai yra ne šitas, kad jis blokina damage, bet štai va, ir dar noriu jums pasakyti, kodėl aš praleidau 3 lokacijas, nefilmavau, kaip tai buvo. Desertą aš nefilmavau, nes ten nebuvo ko filmuoti, o kitą ten kažkokį Iceland, ar kaip ten, žodžiu, kur daug pilnas sniego ir yra bosas Yeti, tai aš ten
buvau filmavęs, bet paskutinį momentą, kai jau atskridau čia ir turėjau farmintis čia per tą video, išsijungė elektra. Taip, išsijungė elektra mano namie. Nu, ne mano, mūsų namie, žodžiu. Namie išsijungė elektra. Nu, tai va. Žodžiu, išsijungė elektra ir negalėjau nieko padaryti, bent jinai išsijungė 20 minučių kažkur kambaryje, žinokit, žiauriai karšta. Jei pas jūs ten, jei jums šalta, aš labai nepasibit. Skaičiau, man atrodo, netgi kokiai Graikijai ten netaip karšta kaip Lietuvoje, nes Lietuvoje žiauriai karšta. Žiauriai karšta. Aš suprantu, kad Graikijoje karščiau, bet kai aš buvau anksčiau Graikijoje, man ten nebuvo taip karšta, kaip dabar Lietuvoje. Taip. Tai va, bandysiu filmuoti daugiau video, bandysiu sudaryti daugiau visko, bandysiu kažko naujo daryti su tą programą, bandyti kažko naujo atrasti, nes aš ten pats moku, bet darau viską su 2 dalykais. Arba rašau tekstą, arba kirpau video. Tai bandysiu dar kartą, dar ten daugiau, tai va. Tai dabar aš manau farminsiuos iki kitų NPC. Po to, kai padarysiu vieną questą ir parodysiu, kaip aš jį darau, tada varysiu ant boso. Nu, kada aš vėl darysiu šitą momentą, kaip dabar farminsiu. Jau galiu ant kitų eiti, pasirodo. Pasirodo, galiu ant tų eiti. Yes, draugai, aš galėjau eiti visą šitą laiką ant šitų. O nuo kelinto jie levelio? Nuo kelinto tie levelio? Pala. Ai. Ten čiagi yra, taip aš galvoju, kad čia yra dar antras questas. Atsiprašau, tai bandom dabar nužudyti bosą. Šiaip šitą bosą lengva nužudyti. Bet čia tiesiog atsistoja. Aš pamenu, kaip aš tada darydavau. Einam kartu, gražiai, vorelę reikėjo, tu ne vorelė, man atrodo, ir nežinau, bebrui, žodžiu. Va, normaliai, gerai. Ir čia aš dabar tave žinau, kad tu dabar juzinsi savo skillą, taip, kaip visada, nieko naujo. Bėgam, nes juzins dabar savo skillą, taip, davai, čia, tu juzinsi, žinau tavo charakterį. Aš žinau, va, dabar juzinsi. Taip. Dabar. Taip, dabar. Jo, kodėl. Davai, varom. Dabar. Čia žinokit, draugai, nečitai, aš tiesiog supratau, kiek sekundžių jis ką daro. Kiek praeina sekundžių ir dar viskas. Ką? Iš pirmo karto gavau, draugai, iš pirmo karto. Aš gavau šitą dalyką, šitą kodą. Draugai, čia nerealiai pasisekė. Jūs žinokit, kad aš per accountą max levelio šitą bossą žudžiau kažkur 10 kartų žudžiau ir nei vieną kartą negavau. O čia iš pirmo karto, grinai, šitas accountas sėkmingas. Taip, čia naujas accountas, į kas nežinojo, taip, naujas accountas, nes nuo to visgi pamiršau passwordą, pamiršau jo passwordą, aš bandžiau, bet supratau, kad reikia padaryti naują accountą ir padaryti, tai gyva. Dabar
bandom surasti kažkokį serverį, kur eisim vėl žudyti tą bosą, taigi hopinsi serverį, žudysiu bosą, tai jūs šito nematysit, ko gero, nes bus žiauriai neįdomu. Kodėl aš taip galiu naudoti, pas mane klausimas, jeigu tai darosi, kad būtų vienoje vietoje, bet kažkodėl pas mane ne taip dabar, kai čia per nesąmonę, va, dabar viskas gerai. Taigi dabar žudysiu bosą ir susimatysime, kai jau galėsiu įti kitą lokaciją. Manau, kad dabar jau farminsiuos taip su video, nes man nelabai čia įdomu nekalbėti, žinokit, tai va, nelabai man įdomu nekalbėti, taip. Manau, kad 150 levelį, tai jau galėsiu eiti, taip kaip jūs matėte, aš čia porą levelių pafarminu su bosu, su tai biškai nusibodo tylėti, nes vis tiek nebus, bet žinau, ir dar noriu pasakyti, kad ir dariau naują skillą, gana stiprus. Jei žiūrėt su kitais skillais, aš visada, kai turėdavau šitą, aš galvodavau, o kodėl tas skillas labai nestiprus, bet šiaip dabar aš supratau, kad jis stiprus, nes jei aš paimsiu šitą NPC ir padarysiu štai taip, bus tiek damage, padarysiu štai taip, bus tiek damage, o aš padarysiu štai taip, bet čia reikia ypač užspausti, tai tada bus daugiau damage. Jo. Короче. Tai žodžiu, kol laukiam, aš nenoriu pas tas NPC, tai žodžiu, su laitu nuskrisiu tenais. Op. Kar. Gal dar muzikytė šiaip pradės, bet ne, aš nežinau šiaip kaip bus. Čia gal pagreitinsiu, čia jau nuspręsti, kaip aš norėsiu daryti. Dar vienas questas. Šiaip žinau, kad gana nuobodu čia taip farmintis. Tai manau šitą irgi iškirpsiu, kaip čia farminas, nes neįdomu. Man pačiam dabar nelabai įdomu, bet reikia filmuoti, šiaip ir bus įdomu kitoje lokacijoje, nes šiaip sakyčiau, desertas ir šita nėra įdomi dvi lokacijos, kur beveik nėra, ką tu gali paveikti, padaryti visus įdomus questus, nes kitur tai yra įdomi questai, bossai ir taip toliau. Taigi suprantu, kad jei aš dabar čia iškirpsiu ir nepraeisiu dar vienos lokacijos, tai bus viskas labai neįdomu. Taip žinokit ir patogu. Ten nuskrendi, tenais nuskrendi. Taip. Grįž į 3. Bet šiaip, kuo daugiau NPC yra, tai tuo daugiau damage duodi, nes tikiu daugiau. Tai jei tu nori jei jūs, pavyzdžiui, nori pažiūrėti, kiek duoda damage iš vis vienas daiktas, tai joms reikia vieną NPC bandyti. Nes jei, pavyzdžiui, bus 5 NPC, tai bus dar daugiau damage. Neklauskit, kas čia buvo. Neklauskit, tai gyvo. Bandysim, gal ir nedarysiu šitą video ilgą, bet jei, aš manau, kad nepavyks tai padaryti labai įdomu, tai va. Taigi, kol kas farmas bus labai įdomus, čia pirma jūra ir manau, kad taip, aišku, aš filmuosiu apie šitą, bet tai bus labai mažai peržiūrų, tai žodžiu, varysim kitą geimą kažkokį bandysiu, bet vis tiek nefilmuosiu tik vlogsų, tai aš manau, taip, 2 serijas apie vieną
Na ir tą patį geimą, jei, pavyzdžiui, jis geras ir normalus. Po to 2 serijas vėl atgal apie tą kitą. Tai bus gana gerai ir jūs bus žinotis. Šiaip serijas aš noriu publikuoti kažkur vakare, pavyzdžiui, 20:00, 21:00 arba 19:00 šituo laiku turi išeidinėti video, tai jei jūs norit žinoti, kada išeina, tai jau. Kad vis laik žinot, kada išeina mano video ir tai va, nes man tada patogiau, viskas bus geriau ir va. Ir aš spėju sumontuoti tada video, nes aš kai nufilmuoju video iš karto neįjungiu montuoti. Taip, bosas čia yra. Tai dar kartą nužudom bosą ir tai va, manau, kad gausim 150 levelį ir viską. Kas čia reiškia, tačiau man atrodo, šitas bosas varsėjus spawnina. Aš žinau jį, man reikia jį išskolinti. Užskrinint. Draugai, aš galvoju, kad dabar įsijungs šitas filmavimas. O ne, aš anksčiau galvojau, kad čia šitas. Taip, varyk pas mane bosė. Va, gerai. Ne. Nežudyk, prašau manęs. O, ačiū, kad padedi. Ne. Taip. Nu. Kam jis mane nužudė? Aš jį net žudyti nenorėjau. Aš norėjau tiesiog tą bosą nužudyti. Manam sulaitą. O, viskas sulaitą pavyko. Gerai, tai... Vėl numeriau, tai manau, žodžiu, kaip bus. Manau, kad dar vieną bosą nužudysim. Pafarminsiu 2 questus. Manau, kad dar vieną bosą ir 2 questus aš nefilmuosiu, nes bus neįdomu. Taigi, tada nuvarysim kitą lokaciją ir baigsim video. Taip, nes šiaip norėjau daugiau lokacijų, bet šita lokacija yra neįdomi. Ir kam man? Tai reiks palatin mane. Ai, ne, čia nebuvo, nes aš galvoju, ten būdo frutas po šito guli. Nes tai būna kartais, man pamenu, draugas sakė, kad aš radau kitsūną frutą, bet ten buvo rumbles, bet man atrodo, ten net rumbles nebuvo. Nes kuris po pirmo jūro ir rumble. Aišku, gal aš čia meluoju, gal realiai buvo radęs rumble, nes pasakė, kad rumblas buvo. O sakė, kad kitsūnė. Taip, čia draugai kažkaip keista, jei jums atrodo, kad čia kažkaip keista, aš žaidžiu, nes galiu suprasti, kada jis muša, nu šiaip negaliu suprasti, aš tiesiog mušu ir man taip atrodo, kad va, tuo dabar bus, nes aš jau matau, pavyzdžiui, taip ir va, dabar. Taip, gerai. Mušam su laitu, dabar su laitu bandysim. Viskas ir dar 3 kartą gavau šitą kodą. Bet padintinau, kam jis man. Ir 12, manau, reikia greitinti, nes man šiaip defensą šito HP nelabai man ir reikia. Aš nežinau, gal padarysiu kažkokią muzikytę, bet čia tikrai jau 3 minučių eina, tai čia per daug. Bet vis tiek žinau, kad daug ko iškirpsiu, taigi dabar bandysime, ką? Bandysime. Dabar, aišku, kaip šitą questą aš atlikinėsiu, aš iškirpsiu, taigi susimatysime, kai atliksiu šitą questą.
Ir paskutinis. Pam. Viskas padarėm. Viskas, kačių maistas. Ir, kur čia? Ai, Skylandai. Bet Skylandai neįdomu, žinot. Skylanduose neįdomu farmintis. Tai šito, man atrodo, aš Skylanduose irgi tai praleisiu. Taip, praleisiu tikriausiai, nes kam man tie Skylandai, jie neįdomi. Aš tai žinokit buvau, tai ten geriau jums nerodysiu, kaip farminti Skylanduose, nes ten neįdomu. Ten neįdomu, nėra kažko įdomus. Skrendam. Man svarbu šitą. Tiesiai, gerai. Gerai. O, čia yra dar vienas kodas, bandom jį įrašyti. Ten kažkoks šitas. Ką? Aš gavau $1. Ką? Negali būt, draugai, $1 gavau, įsivaizduojat, kiek čia daug. Gerai. Kaip visada. Ui, ne tą parašiau. Jei jūs čia nesuprantate, čia komanda, su kuriuo aš galiu padaryti densą. Pavyzdžiui, tokį. Bet čia aš biškį paėmiau. Va. Taigi šitam video atėjo galas. Taigi, gyvo. Kaip jūs matote, jei jums patiko šitas video, būtinai, jei jums irgi nepatiko, bet vis tiek būtinai prenumeruokite mano kanalą. Būčiau jums labai dėkingas, taip dėkingas, kad atrodo, kad jums duočiau šitą Ultimate Tank Clockman arba Bloxfruit Kitsune. Bet to negaliu padaryti. Padaryčiau tai, bet Descent Kosmorobus įsivaivina. Čia. Taigi viskas, šiam video atėjo galas ir visiems atėjo, bet prieš baigdamasi noriu ką padaryti. Nepamirškite vesti šitą kodą, kuris jums duoda +$1 Bloxfruit ir žiūrėk. Ir dabar mes tikrai galim baigti.